Sveiki visi, Švedas, šiandien mes susitinkam vėl Malaizijai, važiuojame į Džordžtauną, esam Penango valstijoje. Kitam video Kamerono aukštumose buvom. Turim tokį bolidą, su kuriuo dabar važiuojam nuo Kamerono aukštumų iki pačio Džordžtauno. Turim autostradą. Balkonam kely yra tokie sustojimai, gali atlikti savo reikalus, kaip sakoma. Švedai papuoliai. Ir užstojo tvorą. Vien palmės. Palmės miškai kelias iš Džordžtauno. Čia Džordžtaunas, jo. Jos neišskirstyta. Važiuosim per ilgą tiltą per upę, upės arba jūrą. Reiks susimokėti. Šiek su kokia lasdelė išlindo jie, kad pasiekti. Rankas kaip 24 sumokėjom už visą kelią. Nuo Ilpoko iki čia. Ar už tiltą turi mokėti, ne? Tai žiūrim, turėtų jaučiu kažkokių dabar. Bus dar, man rodos, susimokėjimas. Tai yra lengvosim 5 tai suprantu. Bet kodėl nereikia, ar mes jau pravažiavom šitą. Žymėjom, kad atvažiavom ir ten galiu susimokėti reikės. Kaip ta sala mano, Penango sala vadinas? Penangas, taip. Valstija tai yra Penangas. Bet ir sala. Sala ir papastatas. Jau esam už vandens. Pagal dabar. Per jūrą įvažiuojam į Penango salą. 16 km rodo ir nusukimas, tai gal tas tiltas tiek ir yra. Vienu žodžiu, aš labai greit papasakosiu dabar už kadro. Tai kuo šitas tiltas yra specialus, tai kad jis yra ilgiausias Malaizijoje ir antras ilgiausias pietryčių Azijoje. Tai jo ilgis yra 24 km ir virš vandens yra 16,9 km, tai beveik 17 km. Tai tuo tas tiltas ir yra specialus, nes jis yra virš jūros ir eina į Penango salą. Įtariama, kad žvejų nameliai ant vandens.
žvejų kaimelis ant vandens gali tai būti, nežinau. Kiekis ten tęsis tas tiltas. Vedai. Sabas nerašė. Atsuk telefoną kažką. Nerašė. Kiek kalnai dar čia. Tiltas dar aukščiau. Super geltonas pastatas. Švenčia. Važiavom į Džordžtauną, Mušniukas čia. Čia pastatas, kur gyvenom. Darysim mum dėt valgyti susirasti. Nu, o Džordžtauno gatvės maždaug taip atrodo. Ką tai buvom šiam kaime kalnuose, dabar vat mieste. Vat visokių vat yra rezidencijų. Džordžtauno senamiestis šiaip į UNESCO paveldą yra įtrauktas, tai vėliau irgi varysim ten pasižiūrėti. Per tokią gatvę auto einam. Ar altorius kažkoks. Mikė Pūkuotukas. Šiandienos mūsų pietų vieta. Nuspręsta pabandyti malaizietiško McDonald'o. Ir čia yra Penango Times Square'as su transformeriais, su visko. Kamanėva su numeriais net. Penango Times Square'as reklamos į vienos. Bet čia visokių maistas šiaip yra. O, domino yra, bet toks biškį pavargęs. O, žiūrėk, dar šventyklą hinduistų. Gavo mūsų užsakymą, kas išskirtinė, tai šitos ryžiai McDonald's ir kiaušinis. Čia kolos ir 600 plus gėrimas kažkoks. Daugiau kaip ir viską. Ai ne, va šitą pabandysim kitokį. Šios burgeris. Čia kažkaip prinešė aštrus padažus su čiliu. Visur pas jos čia yra. Skanus. Va čia toksai jautina, višta, svogūnai ir kažkoks padažas, net neįsivaizduoju kas. Ir nemažas. Čia babulių papilotėlis, jautina, padažas vis dar nesuprant, bet čia tų svogūnų labai daug. Kam patinka svogūnai, tai čia yra topas. Apie Big Mac'o komentaras, kad padažas beveik tas pats, bet acto gal trūksta toks švelnesnis. Nu, McDonald's nebuvo kažkas wow. Tiesiog paprastai pavalgyti. Lietuvoje galiu pasakyti, netgi skanesnis. Tas vat special burgeris buvo, kur Malaizijoje yra normalesnis. Toks skaniausias skanus, tikrai. Pirkčiau ir Lietuvoje tokį. Tokia visiškai random vieta. Tiesiog tarp didelių pastatų. Bent parduotuvė yra kažkokia. Esam Džordžtauno senamiesty. Veiksmas vyksta. Skaitom viemą pasipuošę. Ieškom lietuvio to piešinių. Turėtų būti tas takas jo piešinių. Tai vieną jau praėjom, net neužmatėm, tai grįžtam. Čia buvo vienas iš to lietuvio Ernesto Zacharevičiaus piešinių. Ir jo piešiniai yra tokie, kad jį panaudoja aplinką. Čia gal tos laidus kaip žemę panaudoja. Nu, bandom kitų ieškoti. Tai šitų piešinių, žodžiu, yra 9. Ir jie veda per Džordžtauno visą senamiestį, taip pat aplinkui.
Tai bandysim visus taip apeit. Ir jie kiekvienas įkomponuoja aplinkos daiktą. Tai šitas nelabai pagalvo, ką įkomponavo, bet ten tas kitas, kur dabar einam turėti, kaip ir supratau, ką turėtų būti, tai pažeisti. Jeigu čia būtų Lietuva, galvočiau, čia koks naktinis klubas. Bet čia kažkokia kinų šventykla. Taip raudonai užstegus. Bet tikrai galvočiau, kad va, centre mieste, senamiesty, nors klubas čia būtų. Pas juos iš visai eini, gatvė net nėra šaligatvė, tiesiog eini vidury kelio. Ir visą miestį jau pastebėjom, kad taip yra. Tiesiog eini vidury kelio ir to nutrenks arba nenutrenks. O čia dar vienas, ten į stogelius, tos langelius, ar kas čia ten yra įsirėmimusi mergaitė. Ir šiaip jau išpridėjusi nuotrauką, kaip dienoj matos normaliai, nes dabar net neryškiai ir nesimato čia. Tai va, einam toliau ieškoti. Trečias pasigūglinom panaikintas, tai net mapsose nenurodo. Einam link ketvirto. Trečią pridėsiu, kaip atrodė. Tokia širdutės buvo. Ir einam va tokia tamsia gatve. Mapsas veda. Smirda. Labai smirda šiaip. Bet nueinam. Ir kažkas ten išlenda. Gal nepapjaus. Ten hebra meldžias. Koplytėlė kažkokia yra. Smilkalus degina. Išlindom į civilizaciją iš to tunelio. Pilna šviesų. O vidury senamiesčio ir mečetę turi. Moped, dviratukų koja tik čia neturi dar. Bokštelis. O eismas, nu tai va toksai didelis. O jau pusė 10. O čia taip papuošta šventykla. Nemažai. Nu, mėgsta jie puoštis. O, dar vienas. Ant kėdutės berniukas stovi ir bando pasiekti ant ką. Vazonėlį kažkokį. Iš tikra kėdė. Jūs nieks nepavogė. Va, jinai prikalta. Tai va, čia kitoje gatvės pusėje yra kačiukas su langinė. Tikra, bet čia ne to Ernesto piešinys. Čia kažkino kito. Čia penktas ant šitos sienos turėjo būti, bet nebėra. Pridėsiu nuotrauką, kaip atrodė. Bet dabar atrodo taip. Ir kaip matome, šitą vietą okupuota kinų. Nu tai va, einam prie kito. Čia va šeštas yra, berniukas su dinozauru, ir tada yra šalia jo berniukas su motociklu irgi, 7. Tai čia yra motociklas įkomponuotas prie to piešinio. Šis jau apšviestas, geriau matos. Šis motociklas irgi už prirakintas. O, kažkaip prirakintas. Nu va, jeigu čia ir yra šalia, einam tuomet prie sekančio, tai 8. Kažkur ten gatve. Šiaip visai gatvėje yra visokių piešinių, bet čia realiai daugiau grafičių visokių. Bet šitų nieks neliečia. O priėjom dar vieną dviratį. Dviratis piešinį dėtas. Ir visi čia fotkinės priėjo. Poliaru lietuvis. Čia jau užsikrojo. Turim Basankę. Atvykom į Basankę, einam link Palangos tilto. O tokia, va, pasikeitė šį kartą. Smirda. Šiukšlinga. Kinietiškų žašų atsidarė. Visokių restoranų kinietiškų. Nu, Palangos tilto, čia kažkokį stendą pasistatė kinietišką. Hebra vis dar naujus metus švenčia. Net leido jų. Pilna gatvė jau. Nesveikai daug. Galim ir mes naujus metus visą savaitę švęsti. Tokį kamštį sudaro. Tokios vietos galėtų uždrausti tą.
Jie čia dar turi tokį vaisių durijų, kurį atidarius, kvapas, aš nežinau, bet nežinau kaip papasakoti. Nėra labai malonus. Tai va šitos mirda visus gatvės. Jie čia chebra net gyvena ir realiai susidėję yra kameras, stebi, yra kai kur vartai netgi uždėti ir netgi sudėti ženklai, kad nefilmuoti ir nefotografuoti. Bet čia chebra gyvena šitos. Va. Yra televizoriai, kambariai. Čia grinai va vandens esame. Čia yra namai. Čia va žmonių namai. Taip ant vandens. Tiesiog. Kai kur parduotuvės, kai kur yra namai. Nu, ten va irgi marina. Dėl paskutinio piešinio irgi panašu, kad nebėra, nes šiandien tokie. Įdėsiu nuotraukų, kaip atrodo. Jo. O dabar va, turim ferverkus, kad čia atėjom. Čia chebra ir restoranai, ir gyvena. Taip ant kranto. Ir valtelės. Vasario 5 dieną jie vis dar švenčia naujus. Jų naujus sausio 29 buvo. Pat liepto galo davėm. Ir ten kitas tiltas ilgiausias į Penangos salą. Ne tas, per kurį šiandien važiavom. Nu, turim tą miestą. Dar kažkokia šventykla. Labai prastai gausis nefilmuoti. Ten turim dar tą tiltą vieną. Labai stoli šyra. Ką tu čia veiki? Jie dar nebaigia naujų metų. Dar bus bum. Nu, chebra gyvena. Televizorius viduj, kriauklė, virtuvė ir pardavinėja vat iš karto. Ir dar numerį turi, adresą. Tokie vartai sudėti vat. Su kortelė. Šiaip žodžiu nesąmonės, bet chebros nuo naujų tikrai neatleidžia. Nors ten random vietoj, žmonių šaudo ferverkus. O čia yra tas vaistas duris. Žiauriai smirda. To lietuviai bišniai tiek populiarus, kad ant magnetukų net yra. O, šitas. A, žiūrėk, rimtai visi dviračiai. Dviras. Lietuvė žyma čia. Mes išėjome, jie ten šaudyti pradėjo. Parvažiavomės viso rajono prie namų. Toks įvarotas sakė, apie 12 bus labai daug pavartų. Nes tipo paspinus dabar labai svarbi diena, jie pasimels ir 12 valandą paleis labai daug pavartų. Tai 20 minučių per vertų bus. Sako, neikit mėgot. Tai va, mes grįžom, mes ieškom, kur tai vyksta. Jo. Ir jau čia matos, čia ką tik šaudė. Ten kažkas piškina jau. Ir galvojom į centrą tikrai jau ten nebesigrūsim, ten ir tai buvo jau visko daug, bet gal čia kažką pavyks pamatyti. Tai va, tai va, chebra švenčia savaitę, laiko naujus metus. Gaisras. Ten jau kažkas dega. Gerai, ten kažkas užsidegė, matau.
normaliai. Bišį kažko turim, bet kad daug nepasakyčiau. Jie leidžia kažkokias bombioškės, kurios telekie garsą duoda. Aš nežinau, ar per kamerą girdis. Bet yra. Ten pastatas, pažiūrėkit. Vien dūmose skęsta ir visur vien parakas užsiožia iš tikro. Visur čia piškina aplinkai. Bet nėra, matyti labai žemus leidžia. Einamės į viso namus, bandysim iš balkono pažiūrėti 5 aukštą gyvenam, bet nelabai matos. Iš balkono daugiau matos. Labas rytas iš Georgetowno. Vakar jie realiai šaudė ferverkus kinai 4 valandas ant 9 iki 1 naktis ir dar naktį biškitės. Varom pripilti mašiną, kur ją vėliau gražinsim. Tai neturėsim saviškis. Va mūsų mašinytė. Atvažiavom arčiau jūros. Prisiparkavom random vietoj. Ir čia visur, kur nori prieiti prie jūros, visur yra pastatai, viešbučiai, rezidencijai, tai vietos. O, žiūrėkit, koks bolidas. Bet šitas prižiūrėtas. Vau. Tai jo, tai dabar priparkau. Ir neįsivaizduoju, ar mūsų temps ar ne. Greitai pasižiūrėsim jūrą. Varysim kūro ir atiduot mašiną. Nes visur kitur tai rodė, kad parkingas tipo viešbučių svečiam, gyventojam, tipo bla 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 bla, užfiksuos ratą. Tai va. Čia su tokiom atvažinėja dar elektriniam. Tu nu atšart. Aš tų gaidžių bijau. Ne, gal einam atgal. Oi. Mama, jie puola. Tie žąsinai eina arti ir lenkės. Vietiniai mus žiūri. Čia yra paplūdimys. Tokia jūra. Tokie viešbutanai ten. Tokios valtelės. Šitokios chatos. Su sargybiniais. Jo, tie tai man nepatinka. Vandens temperatūra tai tikrai kokia 25-26, labai šiltas. Čia tokios valtelės visos. Tokia macha. Čia žvejų valtelės, varo žvejos jau. O, visokių tinklų čia yra. O, tinklai. Ir pilna čia bus primėtyta. Tokios lušnelės. Tiesiog prie jūros. Fok, žiūrėkit. Važiuoja baikeris. Tokios lušnelės tai realiai išeina iškart paskui prie pastatų. Ir normalius pastatus tokius aukštus. Kur gyvena žmonės, viešbučiai visokie. O čia žvejų tos lušnelės. Čia gražus sodas kažkieno. Deimantė paleido, Eda įsisodino. Ko tiek ilgai? Ko tiek ilgai? Edas išvažiuoja.
Grąžino mašiną, kad atvarė toks, va tokį ūgio, va, kažkur. Pasiėmė mašiną, išvažiavo. Būsim be mašiniai, dabar vėl taksį naudosim. Atidėjom mašiną, esam be mašinos jau. Visi taksą laukiam. Varysim į Penango kalvą ir kažkokios šventyklos būdus. Kaip ten, koklelį? Koklyse, kažkaip. Nežinau. Sunkus jų pavadinimai atsiminti, nes visi vienodi. Atvarėm iki Penango kalvos. Reikia funikulierium viršų kažkaip iškilti. Reikia išsiaiškinti, va kainos yra. Nusipirkom bilietus funikulierių, kem 5 minutės laukti. Tiek va žmonių laukia. Nežinau, čia turėtų tipo per vieną tą stalpintus, nes kviečia ant langelio. Po 3 dienos reikėjo geriau ryte varyti. Ui, toks funikulierius, 2 km kelią, 4,5 minutės važiuos. Visi grūdas dabar. Čia einam. Taip bus įsiviršus su kažą. O taip ir kyla. 2 km 4,5 minutės. Nu, atvažiavom to funikulierium. Tik išvažiuoja dabar. Ten išvydo. Čia visas geležinkelis. Čia atsiveria vaizdas. Visas Georgetownas matos. Ten mato žemyninė dalis Malaizijos. Ten tas tiltas, kur vakar pravažiavom. Jeigu tas. Ne tas. Ten dar toliau matos. Nesimato horizontą. Tas yra tas kitas, nes 2 tiltai yra. Nuo Penango kalvos. Realiai ta Penango kalva yra visokie kurortai. Kažkas tokio. Tas funikulierius ten, kur matė, tai ten iš viso yra 1923 metų tas geležinkelis pakreidas. Aišku, jis atnaujintas. Tokio senumo yra. Pilna, va, šitų žiūronų, jeigu nori pasižiūrėti. Ką man žiūronas, kai aš turiu? Va, mano žiūronas. Su žiūronas, tai žiūri. Nu jo, gal ir iškiau ten būtų per optiką, ne optiką, tą flešį pažiūrėti. Kažkokie nameliai dar. Čia va tokia vieta dar yra. Terasėlė, pavalgyti. Visokio maisto. Patys jie valgo dar. Kriauklius rankom nusiplauti. Valgo, kebra. Visokio maisto šiaip gali rasti. Čia šeimyna, va, visi draugiškai valgo. O aš manęs norėčiau, tik niekur nerandu. Realiai visa, va, šitas Penango kalva. Kaip miestelis, kas nors va yra. Mečetė ar kas ten. Tada turim induistų šitą. Ir turim parduotuvę, aš labai norėčiau atsigerti. Va tokį 100 plius pasiėmė ir atsigaivinčiau kažkoks malaizietiškas. Skonis jo iš tikrųjų kaip spraito, bet su elektrolitais tokiais, kas esat gėrę. Aplink visą šventyklą yra tiesiog aplinkų, va, visi piešiniai. Čia dar vienas. Čia jau į gamtą viskas ir už jo. Dar vienas statulėlė. Ten iš šono spėjų irgi yra. Į apačią realiai visi tie džunglynai. Didesnėse buvom, kur Kamarono aukštumose buvom. Tai nėra, kad čia daug kažko specialaus. Šitą šventyklą negalėjai su batais ir su kojinėm parašyta. Ir jie čia meldžias. Turi garsiakalbį, nu, mikrofoną. Išnešam kažką ant tą pastatą. O tai bum. Na, dar palipus viršui yra mečetė.
turi ir stoti interneto ar ko čia ryšių. Nepasakyčiau, kad čia geras internetas ant kalno, tai nežinau, koks čia bokštas. Nu, čia ant tos kalvos yra net viešbutis. Ir vat reismas. Mes einam į šitą, jeigu ten neleis. Čia viršų tai dar įėjome kažkokį parką ar ką, čia 13 eurų susimokėjom žmogui. Brangiau negu pakilti viršų. Pakilimas apie 6 eurus buvo. Kas? Rutulys. Nu, kažkoks rutulys. Tai jo, turėtume apeiti tokį žiedą, kaip Skybridge'ą. Drugelių ferma bus kažkokia. Gal ir verta bus, pažiūrėsim. Buvo pasirinkimas arba to tilto eiti, arba eiti per šoną iki drugelių fermas. Ir vadavim drugelius ant sienų. Ir čia visi drugeliai. Kiekviena jų rūšis parašyta. Šitą vat praeitam video matėm Kamerono aukštumose. Drugelių karalius. Čia visi kiti. Bet kad jų čia būtų kažkur, nelabai eina pagauti. Keli va skraido. Mažiukai tokie. Bet kad būtų kažkur nutupę, nesimato. Vienas skraido ir aš nepagaunu su kamera. Tai jo, visą drugelių fermą nugirdau gidę pasako angliškai praėjus kažkam, kad kai čia būna gėlių prasiskleidus, tada čia būna tų drugelių. Dabar čia nėra nei vienos gėlės. Apsisuko, mes to tiltų grįžom. Ilgas. Tiek, kad aukštai. Šiaip tai Kamerone panašiai matė. O, jis judėt pradėjo. Jis biškai kabantis yra. Ką mes turime apačioj? Augalų, nepažįstu. Bananai. Bananų nepažįstu. Koks tau bananas čia? Bananų medis. Tie lapai, kur už mane didesnė. Čia yra bananai. Aš žinau, kad čia palmė. Žiūrėkit, kokių skruzdėlių čia gali būti. Žiūrėkit, kokių voverių čia gali būti. Juoda didžioji voverė. Katės dydžio. Nu, tokio norėčiau pamatyti, bet neįsivaizduoju net kur pamatyti. Ir čia net nesiartina prie tų žmonių takų. Gal medį kažkur bus. Čia gali eiti ir eiti. Kiek vaizdo. Visas asildas dar juda. Gal kažkas panašus kaip Anykščius takas čia, bet Azijos medžių viršūnėmis. Nesubastim. Paparčiai yra. Palmių lapai tokie. Atsisi kitą pusę dar palmių yra. Ten palmių yra. Nu, nice. Dar palmių. Nu, mes ėjom link šito. Tai pabandysim ir užlipti ant šito. Nu, patekom į tą UNESCO Penang Hill Biosphere rezervą. Aplinkui visas toks. Nu, reikia užsilipti. Tai lipant ant jo eini vieną pusę, kitur eini. Pas kaip mašinas už atvirkščiai, taip ir čia eini atvirkščiai. Čia jau beveik užlipom. Nu, viršui realiai tiesiog esi aukštai. Eini medžių paviršiais. Tai paviršiais, viršūnėm. Nu, taip ir eini aplinkui. O medžių viršūnėm. Čia medžių viršūnės. Tik dabar pamačiau, kad po kojom kiaura. O, vėjas pakilo, jis springuot pradėjo. Aha, toks yra. Oi, toks kaip kuria toj nupusė telefoną man iš rankos. Realiai ant tokio stryvo laikos. Ir ta kita pusė net nesilaiko to viso. Ar ten visas miestas atsiveria. Beždžionių matom. Čia dvi. Ten viena. Ten kažkaip matęs, bet nebesimato. Va ten juda.
beždžioniukai. Nusileidom čia nuo Penango kalvos vėl funikulierium ir mes laukiam dabar grapo, kuris Azijoje, kaip Boltas veikia. Išsikvietė ir važiuoja. Taksi šiek pikus gan, po 2-3 eurus. Tik šiuo metu biškai brangiau 6 eurų gavos. Nu, visas kitas rytas atvarėm į Penango oro uostą. Iš čia skrisim į Lankavę ir paskui iš Lankavę į Kolipės salą, tai ten jau Tailandui priklausanti sala. Realiai, ką aš galiu pasakyti, kad čia užbaigsim. Lankavę vieną dieną pabūsim, nelabai filmuosiu. Ir susitiksim tada Kolipės video. Tai spauskit laiką, prenumeruokit. Nu ir susitiksim jau Kolipėj. Te.